Ar pastebi ženklus, kuriuos gyvenimas tau kartais atsiunčia? O gal tik prabėgi pro juos, įsisukęs į rutiną? Kartais ženklas netrodo kažkas tokio magiško, jis gali būti visiškai paprastas. Pavyzdžiui, kaip pamesti raktai, kas atsitiko man šiandien. Akimirką jie buvo mano kišeniai, o kitą aš stoviu už durų. Ir jaučiu pasimetimą, nepatogumą. Ir tada kyla klausimas, kodėl dabar, kodėl šiandien, kodėl tai atsitiko su manim? Galbūt tai ženklas sulėtėt? Ar atkreip dėmesį, kur klaidžioja mano mintis, kodėl aš nesu dabartyje? O gal tai priminimas, kad kartais per daug stengiamės viską sukontroliuoti? Tada gyvenimas parodo, kad viskas gali akimirksniu pasikeisti. O gal raktai tai simbolis, kurį bandom atrakinti kažką savo viduj, kažkokį naują etapą, naują suvokimą. Ir kai šeimininkas atveža raktus, tai irgi gali būti ženklas, kad pagalba ateina tada, kada reikia. Ir kad mes nesam vieni. Ir klausimas lieka vienas, ką šis ženklas nori parodyti man ar tau. Ir ar tu girdi juos, ar tu pasiruošęs išgirsti tai, ką tau siunčia gyvenimas. Pasidalink.